Tai ką tepalo broliai? Viskas. Varom šiandien pas Artūrą, apžiūrėsim jo fazendą, tiksliau ne fazendą, o garažą. Ir manau, kad bus ir jums smagu pasižiūrėti. Atvarėm į aфиgeną, net ne garažą, čia jeigu pasakysi garažas, tai gali ir įžeisti. Tai šiandien randamės pas Artūrą Skriaudžiuose ir šiek tiek praversim jo garažo duris. Varom. Pasitinka iš karto aparatas iš Jupiter. Ne 2, o 1. Ir tiksliau ne 1, o tiesiog iš Jupiter. Užkais, kai rašo, sako, kad čia 2. Atrodo gražiai, bet dar šiek tiek prie jo Artūras numatęs, ką reikia padirbėti, jisai žino. Bus šiek tiek pakeitimų. Kaburkė irgi firminė iš tų laikų. Aišku, mes neturim. Tai iš čia užeinam. Čia turėtų stovėti dar vienas, bet jie išvarė į remontą. Bet padangų žymės likę. Supirkęs visus Jupiterių pavadinimus ant numerių, tai galite neieškoti. Bet taip prabangiai gyvena. Normaliai, ne? Garažas skaitosi.
Tylos studijoj. Iš Jupiter 1. O, blet, koks tas šaumas mažas. Ar mano galva tokia didelė? Barzda turbūt. Šaitan mašin. Aparatas tikrai nerealus. Arturčiko darbas. Viskas nauja, viskas blizga. Juostelės. Kaip nežinau, kaip tas. Gamyklinės. Tik ne ranka pieštas. Jeigu ir tu nori tokio daikto, junkis pas mus, mes tau padėsim. Nice. Te padėsim.